kurie atėjote, nepabūgote lietaus, galvojate, negalvojate, kad ai, gal šiandien eisiu, čia lyja. Tikrai ačiū visiems. Ypatingai noriu padėkoti, kurie prisidėjote prie altorėlio paruošimo. Šiais metais buvo viduje, mes patys įsigandome lietaus, nes mano buvo nuosprendžio laikas 9:15. 9:15, lygiai 9:15 iš dangaus pabiro lietus. Tai vadinasi, nuosprendis buvo viduje, nors galbūt procesai būtų ir nelyja. Bet sako Dievas, greičiau statykite savo namus, kad ten galėtumėte apeiti aplinkui. Tikrai ačiū, kurie stengiatės, kurie atėjote, papuošėte, rūpinotės, jau nuo ankstaus ryto sakėt, kur čia tas mano stalelis. Va šitaip kuriasi parapija iš tikrųjų. Jeigu aš galiu vienas viską padaryti, bet tai būtų mano padaryta. Ir jeigu aš jau pasakau, tai duodu pilną laisvę. Ėjau kiekvieną kartą klausę, čia galite taip padėti ar taip. Sakau, pasakyta, kas turi bus statęs, gėlės už žmonės. Būkite laisvi kūryboje, nes tai žmogų judina į priekį, jeigu mes kažko klausime, vis bijome, jau suaugę, nebijokime. Prisimkime tą atsakomybę. Dėkoju choristams, kurie ruošiasi vis aktyviai. Taip iš karto daug progų ir daug turi ruoštis, taigi Dievas irgi jiems leptelėjo, kad turėjo daug išmokti. Ačiū patarnautojams ir ačiū Mariui. Ateik čia, Mariui. Lįsk iš čia. Ačiū. Ir jiem reikia maldos šitam vaikui truputį. Jie broliai yra su štai Tomu, mano Zakristijonu. Šiek tiek, prie kompiuterio ilgėliau, sako, sėdi, tai gauna vis bylos. Taigi melskimės, kad tikrai kuo mažiau gautų bylos. O ten galim sakyti, jo gimtadienio vaišės visos irgi, kurias žemaitiškų grybų atvežė žemaičiai. Taip pat, taigi, tikrai likime prie stalo, pabūkime kartu, atšvęskime devintinės. O mes visi kartu pasimatysime jau antradienį. Ką aš jau čia. Antradienį pasimatysime 12 valandą per Joną Krikštytoją ir paskui sekmadienį jau tik Liepos mėnesį. Bet bus kitas kūrinėlis, tikrai ateikite ir kartu švęskite Eucharistiją. O dabar priimkite teikiamą bažnyčios palaimą.